Kontrolė. Man nepatinka, kai palieki puodelį ant stalo. Ar padeda reklaminės skrajutės ant stalo, kai tuo tarpu galėtų nueiti ir išmesti, ar išplauti ir padėti kriauklį. Nėra išeičių. Ne, čia jau žinok, viskas pasmerkta. Jo. Kai bandom kontroliuoti ar ten prašyti kažko, tai mes norim gero, nu taip, kad taigi žmogus išmoktų teisingai gyventi. Nemokagi teisingai, aš tai žinau, kaip teisingai gyventi. Jisai nemoka teisingai gyventi ir mes pradedam bandyti šauklėti. Rimtai po puodeliu reikia padėkliuko. Jeigu tu norėtum susitart, nu ta prasme, tu teisininku turi būti. Tu negali sakyti, dabar kalbėkis, kad ir ką aš sakysiu. Nors tarp kitko, geras patarimas. Dabar kalbėkis su manim, net kad ir ką aš sakyčiau. Nu. Nu ką, sveiki sugrįžę į mūsų podcastą, juokaujam ir skiriamės. Ir šitas podcastas, jeigu dar nesat mūsų Contribui rėmėjai, pasiekė jūs tik tai gruodžio viduryje. Nors kai jau tuoj kalėdos. Nufilmuotas dar ten, oi, rudenį. Ankstyvą rudenį mes čia sėdėm ir filmuojamės. Tai jeigu jūs esat mūsų Contribui rėmėjai, tai ačiū jums labai, kad esat, o jeigu žiūrit gruodžio viduryje, tai nueikite apačioj, pasižiūrėkit, kuo jūs galite prisidėti prie mūsų podcasto ir kuo mes galime jums padėti, nes ten yra įvairių rėmimo metodų ir su vienais rėmimo metodais jūs gausite ne tik tai podcastus anksčiau, ne tik tai išplėstą turinį, kur mes podcasto dalį perkeliam į Contribui dalyviams, bet ir susitikimus su mumis. Taip, ir sekit Arną Instagrame, jisai dalina daug patarimų ir atvažiuokit į santykių savaitgalį ir žodžiu, daug gerų dalykų. Daug gerų dalykų galite sulaukti ir net ten yra net ir seminarų tam tikrus rėmimo paketus sudėta. Tai žodžiu, nueikit, pasižiūrėkit, paremkit, nes rudens pradžioje mes jau kiek, ketvirtį daugiau turbūt mūsų kaštų padengiam Contribui žiūrovų pinigais, parama, tai ačiū visiems, kurie mus remia. Ir pradedam. Bam! Važiuojam į epizodą ir šiandien mes turime žiūrovės laišką, kuris buvo be temos, bet man patinka, aš paskaitysiu klausimo pabaigą pačiai pradžiai. Labai dėkoju už jūsų podcastus, nes matau, kad mano sąmoningumas apie santykius keičiasi ir randau daug naudingos informacijos, kuri priverčia galvoti, kad su daug pastangų įmanoma pakeisti situacijas, kurios atrodo beviltiškos. Bam! Kiek vilties įvedam. Gerai, bet dabar žmogus turi klausimą ir mes paanalizuosim jį. Klausau jūsų podcasto apie tai, kaip antra pusė jaučiasi nesaugiai ir nenori atskleisti savo jausmų, nes jaučiasi, kad tai bus panaudota prieš jį. Taip tikrai būna. Čia jau mano komentaras šiandien nerašė. Kontrolė. Aš suprantu, kad tai yra saviugdos dalykas ir tai nėra visiškai santykių klausimas, bet tai atsiliepia santykiuose taip pat. Tarkim, man nepatinka, kai palieki puodelį ant stalo. Ar padeda reklaminės skrajutės ant stalo, kai tuo tarpu galėtų nueiti ir išmesti, ar išplauti ir padėti kriauklį. Ir kai aš grįžtu iš darbo, į kiekvieną dalyką atkreipiu dėmesį ir pasakau, va čia tas blogai, to neturi būti, jį kritikuoju. Suprantu, kad jį žeminu ir pastoviai priekaištauju dėl kiekvienos smulkmenos. Bet žinau, kad jeigu nepasakysiu ar pati nepaimsiu ir neišmesiu tos skrajutės, gulės savaitės. Arba paprašau kažką padaryti ir man netinka tai, kaip jis padaro ir tada sakau, šitas galėtų būti kitoj pusėje, o šitas blogai padarytas. Tai galbūt žinote kokių nors saviugdos knygų šią temą, nes aš suprantu, kad tai darau, bet man pačiai labai nepatinka, kaip tai darau. Bet nemažai situacijų prieš pradedant kažką sakyti, aš pagalvoju, neturėčiau aš dabar šito sakyti, bet praeina valanda ir vis tiek pasakau, nes nepaleidžiu tos minties ir pasakau. Labai norėčiau atsikratyti savo šito elgesio, nes jis pas mane yra visą gyvenimą, kiek aš save atsimenu. Tai nėra šių santykių reiškinys, bet net nežinau, nuo ko pradėti. Tai galbūt yra kažkokios informacijos, kaip bent pradėti save pažinti, kodėl taip vyksta. Yra antra dar klausimo dalis, bet jau šita yra tokia, kadangi skiriasi ten klausimai, tai pradėkime nuo šitos. Kontrolė. Noriu labai pasveikinti, nes jinai jau kažkaip labai turi savistabą, kas yra labai reta, kad mato, kad gal to nereiktų sakyti, kad tai yra jos atsakomybė, kad ne šitų santykių reiškinys ir labai sveikinu, nes tai labai gera pradžia. Taip. Apskritai, įvardinimas problemos visada yra sprendimo pradžia. Čia apskritai galbūt didžiausia, sunkiausia dalis. Nu gerai. Kartais lengviau yra įsivardinti, nei po to realiai spręsti. Nu, tipo, žmonės sako, gerai, jo, aš kontroliuoju, bet... Gerai. Gerai, kontrolė. Nu gerai, šitą aš reiškinį daug kartų analizavau ir kartais man
gaila tų žmonių, kurie gyvena, aš čia imu du kraštutinumus, vienas labai, kaip čia, atsipalaidavęs tvarkos klausimo, kitas yra labai griežtas pedantas, ne? Bet aš manyčiau, kad klausimas šiandien, kartais žmonės galvoja, kad jeigu aš susiraščiau panašaus tvarkos mėgėją, antrą pusę, tada viskas išsispręstų. Aš nemanau, tikrai nemanau, nes čia yra apie įgūdį. Ką reiškia viskas išsispręstų? Išsispręstų. Tipo, dėl padelio ir skrajutės mes nebesipyktumėm. Maždaug. Bet čia yra, man atrodo, kad teisingai vardina, čia yra, sako, aš pažįstu save nuo ten jaunystės, aš nuo neatmenamų laikų taip elgiuosi. Aš kontroliuoju ir kritikuoju, kai kas nors daro ne taip, kaip aš daryčiau. O du žmonės, kad darys vienodai viską, nėra šansų. Ir tai, kad jeigu mes susirasim žmogų, kuris yra panašus tvarkos klausimų, tai kitoj srityje bus nepanašus. Įsivaizduok, aš atsimenu vieną istoriją, kur mano pažįstami pora grįžta iš gimtadienio, kuris buvo, ten žinai, suorganizuotas gamtoj, ten tas, kaip čia, programa, vedimas, visa kita. Ir ta moteris, jinai sėdi ir kadangi jinai yra labai sistemiška, planuojanti, žodžiu, buvo renginių organizavusi ir taip toliau. Ir ji taip pasakoja, kaip jai buvo kančia, kaip ji negalėjo žiūrėti, stebėti, kaip viskas padaryta nelogiškai, netvarkingai ir taip toliau. O vyras, ką? Viskas ten buvo fainai. Fainai, kad stengiasi, fainai, kad pakvietė žinai ir taip toliau. Tam pačiam baliui buvo, bet jos identiškas kontrolės jausmas jai neleido mėgautis. Taip. Ir žinai, kai baliui neleidžia mėgautis dar... Taip, taip, epizodas. Iš baliaus ir viskas. Taip. Bet kai antra pusė tau neleidžia mėgautis kasdien, tai tada yra bėda. Ir aš priminsiu tą savo mėgstamą posakį, kad santykiai yra skirtumų valdymas ir mes turim įgyti įgūdžius valdyti skirtumus, tai yra sugebėti susitaikyti su tam tikrais skirtumais, priimti tam tikrus skirtumus. Bet čia ir be santykių, čia yra jos asmeninis iššūkis, kuris tikrai išsprendų šitą bėdą, palengvintų bet kur. Ir darbe, ir social gyvenime, su draugais. Tai gerai, aš pradžiai norėčiau gal pradėti nuo pradžių ir įvardinti, kas yra kontrolė mano galva. Nes aš nemanau, kad, kai kalbam kontrolė, visi galvoja, jo, kontrolė, žinai. Bet ne iki galo supranta. Tai aš įsivardinsiu, kas man yra, ne visiems būtinai tas pats yra, bet aš mėgstu ir mokymuose apie tą patį kalbėti. Mes turime įvairių norų, kaip kas turėtų būti. Kaip kitas asmuo turėtų pasielgti, šiuo atveju ten padėti padelį į vietą, skrajutes išmesti ir taip toliau. Ir jeigu mes turim norų, kuriuos išsakom antrai pusiai, tai yra kontrolė tuo atveju, jeigu aš sąmoningai, nesąmoningai numatau arba net nenumatęs, sukuriu pasiekmes antrai pusiai, bausmę kažkokią. Tai yra kontrolės forma. Tada. Jeigu aš sakau, kad aš norėčiau su tavim išeiti papietauti, žinai, šiandien. Varom papietauti šiandien. Ne? Prašymas tai ar kontrolė? Tai gali būti ir prašymas, ir kontrolė su pasiekmėm susiję. Nes jeigu aš sakau, Dovilė, varom šiandien papietauti ar man vienam nuvaryti papietauti? Ir Dovilė sako, man gal šiandien varyk vienas. Sakau, gerai, nuvarysiu vienas. Čia buvo tiesiog prašymas, elementarus, nėra kontrolės. Bet jeigu sako, žinai, aš ten šiandien suplanavau su draugė varyti papietauti. Ir aš, jo, tai neskiri ten man laiko. Arba tenais, jo, niekada su tavimi. Čia yra jau bausmės forma, visi tie nusivaipimai, rankos numojimai. Kokį tu čia keistą rakursą paėmėjai. Taip, bet aš dėl to ir sakau, noriu įsivardinti, nes kai mes... Pavyzdžiui, sako, grįžtu ir aš pasakau, kas negerai. Pavyzdžiui, aš norėčiau, kad tu išmestum skrajutes. Ne? Ir vienas dalykas yra paprašyti, kad išmestum ir jeigu neišmeta, nebausti, o kitas paprašyti išmesti skrajutes ir jeigu neišmeta, tai atsidusti, ten
akis pasukioti, arba netgi pasakyti, žinai, ten kažkokią, arba dar blogiau, ten būti supykus visą vakarą, ar tenais, dar žingsnis į priekį, ten nebebūna sekso, nebebūna, kur iš vis nebesusijusis, tiesiog, jau nebetiesioginės pasiekmes, žinai, yra. Va tada yra akivaizdžiai kontrolė, ne tik tai, kai mes liepiamąją nuosaką sakom, ką aš norėjau pasakyti iš vis, norėjau pasakyti, kad net prašymai, kurie pasakomi labai gražią formą, bet turi bausmę sekančią po to, jeigu aš neseksiu pagal prašymą, yra kontrolės forma. Ne tik tai liepiamoji nuosaka. Ir ta bausmė gali būti netiesioginė, o net ir tavo nusivylimas išreikštas, kad čia dėl manęs atseit tu nusivyliai dabar ir tipo čia yra... Ir kodėl aš tą įvardinu pačiai pradžioj, nes mano galva, jeigu mes taip išplečiam kontrolės apibrėžimą, tai kontrolė yra iššūkis ne tik tai šitos moters merginos, nežinau, bet ir turbūt 90% žmonių, jeigu ne 100. Nu gerai. Žiūrėk, aš kitaip pasakysiu. Nu, pasakyk kitaip. Man atrodo... Ai, neteisybė. Gerai, man atrodo, kad šitą... Ai, tu nežiūrėjai, tu gerai, aš tau rodžiau. Aš mačiau. Gerai. Žiūrėk, norėti, kad dalykai vyktų taip, kaip tu nori visi. Nu, čia universalu. Lūkesčių aplinkai, kolegoms, antrai pusiai, visi turi. Taip. Ir išsakytų, ir neišsakytų. Ir kontrolės poreikis, tai yra iš saugumo poreikis yra universalus. Tai reiškia, jeigu aš jaučiuosi nekontroliuojantis dalykų, aš jaučiuosi nesaugus ir man išmuša saugiklius. Sustabdysiu, todėl kad jeigu mes kalbam apie saugumą, kontrolė dažnai yra būdas, kuriuo mes bandom atgauti saugumą, kai esam praradę. Tai. Bet tai nėra vienintelis būdas susikurti saugumą. For sure. Taip. Ir esminis dalykas. Tai vienas dalykas yra iš ankstinių lūkesčių valdymas, kur, žinai, kuo daugiau aš lūkesčių turiu ir jie nepatenkinti, kitas nedaro, aš jau jausiuosi blogai. Tai vienas dalykas yra lūkesčių valdymas arba giluminių nuostatų, kad aš žinau, kad taip turi būti ir naiviai įsivaizduoju, kad taip ir bus. Ir čia jau sąmoningumo klausimas. Kuo žmogus eina sąmoningumo linkme, jis supranta, kad greičiausiai tikrai taip nebus, arba daugelį atvejų nebus taip, kaip aš įsivaizduoju, arba tiesiog paleidai ir įsivaizduoju, kad lai būna, kai būna, nebūtinai taip, kaip aš įsivaizdavau. Ir čia ir jos atveju irgi klausimas, ar tikrai žmogus įsivaizduoja, kad viskas privalo būti taip, kaip aš noriu, kad mūsų namai, mano taisyklės. Tai ar tikrai mūsų namai? Nes tada gaunasi, kad jau tavo namai, tavo taisyklės ir su vaiku, šuniu, kate tu gali taip ir elgtis. Nes su kate turbūt negali taip elgtis, nes jau vienodai. Bet, jeigu mes kalbame apie lygiavertį partnerį, tavo gyvenimo, tai turbūt jeigu mūsų namai, tai ir taisyklės turi būti mūsų. Tai reiškia, kad mes esam priversti daryti tam tikrus kompromisus, kur mes, jeigu esam skirtingai tvarkos klausimų, mes skirtingai suprasim, kas yra tvarkinga ir kas yra netvarkinga. Ir aišku, tame turi egzistuoti tam tikros ribos, kur sakai, čia yra man generaliai nepriimtina, aš negaliu šito pateisinti ir man, tikrai negaliu pakęsti, kad ten kriaukliai stovi indai, jeigu pavalgiai, ten turi išsiplauti ir viskas. Ten, pavyzdžiui, yra taisyklė. Bet ten kažkoks puodelis vienas padėtas, okei, nepatinka man, ar ten skrajutės, nepatinka man, bet jau indai, tai jau viskas. Arba atvirkščiai, kad indai dar tegu stovi, bet jau skrajutės, man ta prasme yra emocinė trauma. Čia, žinai, įsivaizduoju, kad ateina du žmonės į buitį ir jie turi tos bazinius susitarimus. Dažniausiai niekas neturi tų susitarimų. Taip, bet tarp kitko, kur buvo prieš vestuviniai kursai, tokie super awesome kokybiški, kur mes su Agnėjam, tai ten buvo, ties workbookas, kaip čia, pratybų sąsiuvinys ir ten buvo tie baziniai susitarimai, žinai, koks mano lūkestis, kas tvarko, kaip tvarko, ten buitis, finansai ir taip toliau. Atsakinėjote tos klausimus? Sakau, labai labai fainai. Vykdo dabar tos susitarimus ar ne? Mes apsitarėm, jie keitėsi, bet jo, tarp kitko.
Ir aš kažkada galvoju, būtų faina padaryti ale tokią šeimos konstituciją, žinai, kur tu susitari ir turi kur grįžti ir pasitikrinti, kaip susitari, arba pakeisti jį ir taip toliau. Ir ten daug gali, žinai, tokių susitarimų, sferomis išdėlioti ir taip toliau. Kaip manai, jisai veiktų toks ar ne? Su sąlyga, kad abu mėgsta šitą žaidimą konstitucijos. Nes čia savotiškai toks sužaidybinimas, žinai, yra gamification. Tai aš irgi galvoju, kad... Nes jeigu vienam priimtino, kitam ne, sako, einam dabar pažaistim šitą žaidimą. Bet žinai, kita vertus yra naivu irgi galvoti, kad, gyvenam gausis kaip gausis, bet negrįžti ir nepriimti jokio susitarimo. Ir kiekvieną kartą parintis dėl to, tai kaip mes čia dabar, žinai, plaunam indus prieš valgydami, žinai. Ne tiek parintis, kiek gaunas, kad vienas kitą ėdam mes nuolatos. Va, dėk reklamą čia tą. Kaip nebės antros pusės. Jau yra nufilmuota dalis šitos mokymų programos ir dar dalį netgi gyvai galite patekti, tai spauskit nuorodą. Tai aš dalyvavau šituose mokymuose. Kaip nebės, aš nežinau, ar tu dalyvavai ar ne, nes mes filmuojam dar kai dalyvavau, tikriausiai. Mes filmuojam rudenį, kada dar jie nėra prasidėję, bet kada jūs žiūrėsit, tai jau bus jie prasidėję, nebent esat contribui, tada dar galite spėti prisijungti į pradžią jų. Bet kokia atveju, tai bus online programa, kaip nebės antros pusės, apie ribų brėžimą, atsiprašymą. Prie to dar prieisim čia. Tai spauskit skirmėse kavį viršui, susirasit su nuolaidą, užsiregistruokit. Gerai, tai bet ką norėjau pasakyti dėl tų susitarimų. Aš neturiu atsakymo, bet mane užknisa žmonės, kurie yra, tokie... Tu manęs paklaus, ar atsakymus turiu. Tokie, blemba, freaking detalių žmonės. Kur... Pedantai? Bet ne, yra pedantai, bet yra, pavyzdžiui, perkam stalą. Kokį perkam? Medinį. Toks, kad prie interneto. Jo. O iš kokio medžio, kaip pagaminta, o kaip šičia, o jis ten tilps ar ne, o statysim čia. Yra, ne? Ne, man su to pasisekė. Ir ten, jeigu tu norėtum susitart, ta prasme, tu teisininku turi būti, kur ten visus niuansus, ten taip toliau. Kaip iš Big Bang Theory, žinai, tas pagrindinis, Šeldonas. Va toks taisyklių frikas, kur tu gali gyventi, o ne kiekvienoj situacijai viską, žinai. Rimtai po podeliu reikia padėkliuko. Dėl ko? Nes tipo liks tas, nuvalysiu. Ten... Bet žiūrėk, bet čia tavo pozicija, kurią tu sakai, irgi rodo, žinai, kad šita mano tiesa, kurią aš gyvenu, man yra priimtina, kad būkim atsipalaidavę labiau. Aš sakiau, aš nežinau atsakymo, bet kur net tu eini į kompromisą, kitas eina, susitarkim, gerai, tą. Bet kai jau prasideda susitarimų... Nes jeigu žiūrėkit, kai eina kalba apie susitarimus, būna taip, kad žmonės eina į susitarimą dėl to, kad iš tiesų nori susitart, o būna, kad eina į susitarimus, kad nugalėti. Kad padaryti taip, kaip aš noriu. Jo, kad padarykim susitarimą, bet taip, kaip aš noriu, kad būtų susitarimas, žinai. Ir tada... Jo, va čia gal ir yra, kad viskas turi būti pagal mane. Tai tada nėra susitarimas, tai nėra, žinai, lygiavertis partnerystės. Va. Ir jeigu yra lygiavertė partnerystė, tai mes turim... Yra klausimų, kurių mes negalim atsakyti su Vytu Tazikaitėm Dainiu. Žinomiausias bent jau Instagrame gydytojas, psichoterapeutas Dainis. 27 000. Yra žmonių, kuriem reikia išgirsti, kad jų partneris yra narcisas, nes jie tada galvoja, kad taip jis pats nepasikeis. Tai, kad tu pasakei kažkokį juoką ir tavo partneriai nepatiko, tai viskas okei, priklausys nuo to, ką tu po to darai. Kai žmogus sako, kodėl jūs nešnekat, kad jeigu santykiai yra toksiški... Taip, bet toksiški santykiai... Aš galvojau, kad tai yra normalu būti tam toksiškame santykiai. Tai vatame, psichopatas į terapiją pas neateina. Ir vienintelė vieta, kur jie gauna terapiją, tai kalėjime. Jeigu labai įdomu, aš ir tai ne Lietuvoje. Bet, matai, grįšim prie klausimo, nes jinai nežino atsakymą, o kodėl pas ją yra tas noras kontroliuoti. Aš turiu hipotezę, kodėl taip yra. Ir ta hipotezė pakankamai dažnai pasitvirtina man analizuojant žmonės. Aš negaliu sakyti, kad tai yra 100% tik dėl to žmonės nori kontroliuoti, nes nesu aš nei psichologas. Gerai, tai aš tau pasakysiu, čia teisinga ar ne? Gerai, tu būk teisėjas dabar, konstitucinis. Jo. Žmonės... Aš turėjau su vienu žmogum dabar tokį pokalbį, buitinis pokalbis, nebuvo konsultacija, bet mes tiesiog kažkaip pradėjom kalbėti, kad aš buvau santykių savaitgalį vedžiau, jis mane pradėjo kalbėti, sako, ir kaip mane erzina, kai ten numeta koinės, sako, ir nepasideda, dar išgrįžęs po darbo, turiu tipo dar koinės ten paimti,
Taigi akivaizdu, kad žmogus pats turi tokius dalykus, man sako, net gėda apie tai pradėti kalbėti su juo. Tipo, kaip aš galiu su kitu žmogum kalbėti apie tai, kad, ta prasme, taigi čia visiškai vaikų, nu, bet tokiam, žinai, emocijai, tokio išnekai, tai visiškai. Gerai, bet man labai patiko, nes jis įvardino tas žmogus, žinai, tą gėdos jausmą. Iš karto, nes iš principo mūsų noras kontroliuoti, arba kai mes matom kažkokį elgesį, apie kurį mes, kuris mus erzina, mes turim pas save gyvenime gėdos kaltės jausmą susijusi su kažkokia kita sritim, kur aš esu neatsakingas, netvarkingas, arba ir tai gali būti nebūtinai tvarkos fizinės lygmenį, kad aš kažkur. Ir dėl to, kadangi aš nenoriu projektuoti į save, tai yra žiūrėti, kad aš esu toks netvarkingas, tai mane erzina visi, kurie taip elgiasi aplinkui. Nu taip, nes tu neleidi savo būti netvarkingu. Dėl to, kad man gėda yra, ten aš esu, tai gali būti patirta labai stipri gėda praeitie, dėl to, kad buvau netvarkingas, mane šeimino, ten gėdino ten tėvai ar ten mokykla ar dar kažkas. Gali būti dėl to, kad aš iki šiol esu labai netvarkingas su darbuotojais, ten, pavyzdžiui, nedarau, nežinau, ten metinių, ketvirtinių pokalbių ir žinau, kad dėl to kompanija kenčia ar ten, whatever, ir tada grįžęs namo, vietoj to, kad save plakčiau, nes čia yra ta projekcija į kitą žmogų, tų dalykų, kuriuos aš turiu pas save. Taip. Mes pradedam ant kito žmogaus krauti ir sakyti, kaip tu taip gali, neįmanoma, normalus žmogus tai paimtų ir tvarkytųsi, kai vietoj to, kad tu savo pasakytum, kad normalus žmogus imtų ir susitvarkytų, žinai, ten su tais darbuotojais. Čia, tai dabar tie gali vykti. Tai vietų, kaip ta gėdos kaltės jausmas atsiranda, yra įvairių. Bet sakau, čia, aš nesu psichologas ir terapeutas, čia nėra gal visai specifiškai mano tema, žinai. Bet pats procesas labai dažnu atveju surezonuoja žmonėm, kai mes pradedam analizuoti. Sakau, gerai, kas tave labiausiai erzina? Šitas elgesys, ne? Ok, erzina tave šitas elgesys. Kur tu taip elgiesi? Ne toj pačioj srity, bet kur panašus elgesys yra tavo gyvenime. Ir žmonės suranda, ir kai suranda būna, ir aš taip elgiuosi. Ir pradeda matyti, kad tai ne tik tas žmogus taip elgiasi, tiesiog kitoj srity kažką kitą erzina, kad jis nedaro. O, čia, žinai, šiuo atveju ta moterį mergina erzina ten paliktas puodelis, jin kažkur kitur tikėtina kažką palieka, kažko neišmeta, teoriškai gal neišmeta, arba praeitį gal turėjęs yra kažkokių situacijų, kur ir tą savo jausmą, vietoj to, kad spręstų savyje, projektuoja išorę. Tai šitokia, žinai, ne fan gal tema, ne linksma, kur ten podcaste sėdėti ir šnekėti, nes ir čia nieko neišsiaiškinsi be paties žmogaus ir be jo, ir net viešai konsultacijoje neišsiaiškinsi, nes tai yra labai individualus darbas, bet aiškinantis, tai yra kryptis, kur galima surasti. Bet man atrodo, žiūri, fainai dėl to, kad žmonės komentuoja, kurie žiūri mūsų podcastą ir dėkoju dėl to, kad mes biškį dypinam. Kad giliau einam, ne tiesiog paviršiui. Ir, gerai, tu sakai, kad žiūrėk, tai tavo prielaida, dėl ko žmogus yra linkęs kontroliuoti, dėl to, kad jisai turi gėdos jausmą, jeigu pats taip elgesi. Arba kalties jausmas. Arba kalties jausmas. Dėl to, kad pats taip elgesi, savo neleidžia ir tą projektuoja į kitą. Taip. Ir taip jisai jaučiasi saugiau, ramiau, geriau ir ten jam tada negėda. Toks pusiausvara yra psichologinė atkuriama. Aš tai manyčiau, kad čia yra tarpinė stotelė, nes jeigu, pavyzdžiui, mano manymu, kas yra žmogui labai naudinga, kur jisai paima savo taisyklę ir paima kito elgseną arba situaciją, šiuo atveju, puodelis padėtas arba ten skrajutė ir mano emocija. Tada iš kur ta emocija atsiranda? Iš nuostatos, kad taip turi būti. Ir dypinimas ir yra, o iš kur ta nuostata atsiranda? Jinai teisinga ar ne? Ar jinai yra universali ar ne? Jinai sukuria daugiau naudos ar destrukcijos? Ir, žinai, kokie ir pliusai, ir minusai. Ir tas žmogus su tokia taisyklė, ir aš, pavyzdžiui, apie tą kategorišką žmogų ir daug detalių, jisai gyvenime pasiekė labai daug su tokia, kontrolė. Jo, verslas labai ten, žinai, sėkmingas, auga ir taip toliau. Konkrečiu atveju ar? Čia, konkrečiu. Ir jisai įsitikinęs, kad
Nebūtinai taip bus, kontrolė gali žmogus ir ten... Taip, teisingai. Ir jisai įsitikinęs, kad šita nuostata, kur jeigu tavo stalas tvarkingas, savo indai tvarkyti rūbai, reiškia tavo verslas tvarkingas, pinigai tvarkingi, gyvenimas tvarkingas ir viskas tau tvarkingai pasiseka. Ir dėl to, nes jisai yra tik pliusus matantis tame, jisai tą projektuoja ir kitiem. Tai aš esu dabar tas gerietis, kuris tau paaiškins, kad taip reikia gyventi. Ir iš čia atsiranda jo... Jo, ta prasme, mes turim suprasti, kad mes, kai bandom kontroliuoti ar ten prašyti kažko, tai mes norim gero, taip, kad žmogus išmoktų teisingai gyventi. Nemokagi teisingai, aš tai žinau, kaip teisingai gyventi, jisai nemoka teisingai gyventi ir mes pradedam bandyti išauklėti tą savo. Bet, reikia suprasti, kad mes turim skirtingas valiutas, mes skirtingas vertybės turim, skirtingas patirtis gyvenimo, skirtingus emocinius poreikius ir dėl to gaunasi, tai neišeina mums išmokinti teisingai, nes tai, kas tave erzina, kito visai neerzina ir tai, kas tavęs neerzina, kitą labai erzina, žinai. Tai šiuo atveju to pratimo esmė yra būti su žmogumi toje situacijoje ir gilintis į atsiradimo prasme, universalumą, naudingumą ir šiuo atveju, kai kuriais atvejais, tas žmogus pamato, šiuo atveju to kliento, kad blemba, kuo aš daugiau kontroliuoju ir jisai taip, žinai, flashbackina santykius savo, visada sukuria destrukciją santykiuose. Sakau, kada tavo kontrolė, žinai, sukuria santykiuose šitą, tada, kada manim pasitikėjo, aš sukontroliavau, kada tu kontroliuoji kitą prieš kito valią, tada, kada vaikus kontroliuoji, tada sukuria. Jo, bet kai kuriais atvejais sukuria tiek destrukcijos, ta kontrolė, žinai, kad būtinai taip ir ne kitaip. Ir žmogus pradeda suprasti, tai tu nori kai kuriais pakeisti, žinai, šitą. Ir jeigu jisai pasako, jo, norėčiau, kai šiuo, tai jau čia yra super. Nes, pavyzdžiui, kaip ir pakankamai aiškiai vardina, kad aš suprantu, kad griaunu, suprantu. Tas yra super gerai. Bet negaliu susilaikyti. Jo, bet ir jai reikia atsukti filmą atgal, įsiaiškinti, iš kur, kaip atėjo šitas jausmas. Bet kodėl aš apie tą kaltę ir gėdą kalbėjau? Todėl, kad iš mano patirties, kai aš su žmonėm dirbu, jeigu žmonės sąmoningai suvokia, kad blogai daro, kaip jinai suvokia, kad yra, bet negali susilaikyti, tai reiškia, kad viduje yra kažkokia emocinė įtampa verčianti kontroliuoti. Jeigu mes nepašalinsim priežasties, kontrolė nesibaigs. Ir jeigu mes tik tai sukursim, ką mes galim sukurti, didesnę baimę, kad jeigu dar daugiau kontroliuosi, tau išir santykiai, tai tada ką mes sukursim, kitą įtampą pasipriešinančią tą įtampą, kad iš baimės nebedarysiu, žinai. O atsimeni tą pratimą, kur tu liepi eiti žmogui su skirtingom koinėm? Aš nežinau to pratimą. Nežinai? Čia yra frykų gydymo žiauriai geras pratimas, kur tu sakai iš ryto užsidedi prie, ne tai kad tokias pačias koinės, kurios turi skirtingą spalvą, tu iš vis sportinę koinę ir žieminę koinę arba kažką, kur tu žinai, kad toks chaosas, bet kelnės tau uždengia ir tik tu žinai. Ir eini į darbą ir turi visą dieną būti su skirtingom koinėm. Aš galvoju, mano vaikam tai nebūtų problema, nes tai nepakojas skirtingas. Bet tiem, kurie viską nori va taip va, čia yra super geras. Mano dinukai ką daro? Sako, duosiu aš tau tokią koinę, tu man duok. Sako, aš noriu vienos oranžinės. Gerai, davai apsikeičiam, varom. Geras. Bet aš terapeutė esu, pavyzdžiui, aš kur frikas būdavau ant kontrolės, aš tau esu pasakojęs, gal ir podcast'e net esu sakęs, kur ateinu į kiną ir jeigu kas nors vėluoja, galvoju, kaip taip įmanoma elgtis, kad neįmanoma. Ir man terapeutė tai sako, tu pavėluok į kiną. Taip, ta prasme, pavėluok į kiną, sako, ateik vėluodamas. Bet tame reikia turėti savirefleksijos ir paskui turi būti šiauriai fainas su kažkuo. Taip, šnekėt. Kas buvo, tai dabar aš būna taip, Dvilė sako, spėsim filmas, sakau, spėsim, jau prasidėjo, bet dar reklama. Dar mes namie.
Tai tipo, dar nevažiuosim, viskas gerai. Bet, žiūrėk, bet tai įtampos tas kalties ir gėdos jausmų, tai jeigu pašalini kalties gėdos jausmų, jeigu tai tikrai buvo priežastis, jeigu tu išsprendi tą kalties gėdos jausmą, terapijos būdu, kažkokių metodų būdu, yra psichologiniai metodai, kuris ten būna, kad dirbu žinai su žmonėm, tai dingsta poreikis kontroliuoti toj vietoj. Ir tos įtampos nebelieka. Ir tada mes lengviau galim priimti skirtumus, nes čia esmė, tokie atvejai yra, man panašu, kad čia esmė yra ne tai, kad žmogus nenori priimti kito žmogaus skirtumų, o tiesiog, kad noriu, ta prasme, aš suvokiu, aš noriu nekontroliuoti, bet neišlaikau, bent jeigu aš teisingai suprantu, jeigu neteisingai parašyk, žinai, bet man atrodo, kad, žinai, čia toks, kad negaliu, man neišeina, reiškia, tai mano rekomendacija ten sakė, tai turbūt terapija, žinai, eiti vienas iš būdų yra, kad... Tai tikrai turi susirasti žmogų, su kuo apie tai šnekėti. Konsultacijos kažkokios. Ir nebėgti iš tų situacijų. Būti jose, žiūrėti, analizuoti, kur ta priežastis. Ir ką aš norėjau pasakyti, visai neseniai skaičiau knygoje pastraipą apie tai, kas man atrodo yra natūralu gyvenimo, kaip čia... žinai, common sense. Tai ten, logiška. Tai ten buvo parašyta, kad how comfortable you are when is uncomfortable. Arba, kaip tu... Kaip komfortabiliai jautiesi nekomfortabilioje situacijoje. Kai yra daug kas neaišku arba viskas neaišku. Žinai, tu versle, covidas ir tu nežinai, kaip viskas bus. Ir kaip tu komfortabilumą surandi tokiai situacijai. Ir šitiem žmonėm, kurie įpratę viską kontroliuoti, žinoti, prognozuoti ir taip toliau, jiem yra, čia toks stresas, kad negaliu. Ir yra žmonės, kurie, okei, šitą dalį kontroliuoju, šito negaliu kontroliuoti, ką galiu. Ir vienas iš pratimų yra kiekvieną kartą analizuoti, o ką aš galiu kontroliuoti ir ką ne. Ir nesiparinti dėl šitų dalykų. Ir aš manau, kad šitam laiško autoriui, čia jinai rašo, jei būtų žiauriai naudinga long terme išspręsti šitą dalyką, čia kaip vizija, kurią aš pieščiau, kad jinai jaustųsi saugiai, fainai, kai yra dalykai, kurie tiesiog vyksta, ne pagal ją. Ir jinai gali mėgautis tuo procesu, tuo santykiu, stebėti, žiūrėti ir challenginti galbūt save, o kaip aš galiu susitarti. Bet, žiūrėk, aš turiu vieną patarimą, kaip sumažinti kaltinimus antrai pusiai po to, kad taip nesielgi. Nes vienas iš dalykų, kas po to vyksta, žiūrėk, vyko situacija. Aš kontroliavau, negalėjau susilaikyti. Tai yra normalu. Aš esu irgi tas, kuris kontroliuoja, Dovilė yra mane kontroliuoja, aš spėju, kad ir Agnė tave kontroliuoja ir netgi spėčiau, kad ir tu, Agnė, kontroliuoji. Nes yra normalu. Neturėkit naivių iliuzijų, kad čia kažkaip mes pakalbam, tai jeigu taip jau išmoksti, tai nebekontroliuoji. Ne, kontroliuoji. Vienintelis dalykas, kuris, man atrodo, labai svarbus yra tvariuose santykiuose, kad kai aš kontrolės metu, tai yra bandydamas kontroliuoti, pažeminau antrą pusę, kad aš už tai atsiprašyčiau. Kad aš pašalinčiau pasiekmes, kad aš sakyčiau, žiūrėkit, aš neturėjau teisės taip menkinančiai to sakyti. Man nepatiko, bet tai, kad aš buvau ten kažkokioj būsenoje, nevalgęs ar dar kažkoks, tai lėmė, kad aš pradėjau šnekėti labai negražiai ir aš neturėjau tokios teisės, atsiprašau, tai prasme, elementariai atsiprašyti už tai. Bet mes esam nelinkę atsiprašyti, nes ašgi teisus, ten teisi, ogi tas žmogus nemoka gyventi. Ašgi ten noriu gero. Ir mes pradedam teisintis, žinai. Tai aš turiu tokį pratimą, kurį darau žmonėms tokią provokaciją. Ir labai gerai atveria duris. Ir duris į edukaciją ir akis. Sakau, koks elgesys erzina? Ten palieka skrajutes, žinai, ant stalo. Kokio elgesio norėtum vietoj to? Kas būtų? Sakau, užsirašykit vieną elgesį, kitą irgi. Paimkit, susirašykit vienam stulpelį elgesį, kuris erzina, o kitam... Kaip turi būti, kaip normalų žmonės. Kaip normalų, kaip turėtų elgtis tas žmogus.
Ir susirašo žmonės tą stulpelį ir tą stulpelį. Ne? Tai jeigu darot pratimą, jeigu iš tikrųjų norit padaryti ir nevairuojat, tai tiesiog sustabdykit, pasirašykit ir po to paklausykit, ką pasakysiu. O toliau pratęsim kontribinį. Pabaigs į galą. Kalėdas artėja, galim padovanoti epizodą visą iki galo. O jūs kalėdam galite padovanoti mums rėmimą kontribinį. Tai žiūrėkit, susirašot ir tada klausimas, kuriame stulpelėje surašytos elgsenos padeda jums augti labiau. Tam pirmam ar antram? Kurios elgsenos ugdo jūsų emocinės kompetencijas? Emocinės kompetencijas priimti skirtumas, emocinės kompetencijas išsakyti pagarbiai antrai pusiai, nežeminant. Ir žmonės, kad ir kaip nenorėtų, nors yra pavienių, kurie sako, tai antras mane labiau ugdo. Ne velnio antras neugdo. Jeigu žmonės elgiasi taip, kaip jūs norit, taip kaip jūs tikitės, kad jie elgsis, tai sukuria situaciją, kurią mes nagrinėjom praeitame epizode, kur filmavom, kur buvo 3 metai be sekso jau santykiai. Elgėsi visai kaip aš norėjau, ten bandė man įtikti, bandė man pataikauti, ten gal nežinau viską iki galo, bet būtent toks elgesys neugdo mūsų. Mūsų ugdo elgesys, kuris mums nepatinka. Ir man žmonės tada sako, tai ką man dabar padėkoti, kad neišmetė? Sakau, nebloga praktika būtų. Ir va čia yra, žinai, ir čia yra lūžis. Ir tas lūžis, jeigu žmonės rimtai pradeda daryti tą pratimą ir susirašo, pradeda galvoti, rimtai manęs neugdo. Ir čia susijęs su santykių prasme, apie kurią mes esam kalbėję, kad jeigu mūsų santykių prasme yra augti, tai tada tas elgesys pradeda ne tai, kad erzinto, mes, galvojam, jis yra būtinas. Challenge accepted. Tai man reikėjo, kad taip elgtasi, žinai. Ir tokiu būdu mes galim nusimti šiek tiek įtampos ir lengviau atsiprašyti, nes mes suprantam, kad kito žmogaus elgesys, turėdamas ir minusų, turi ir pliusų mums. Ta prasme, mus erzina tam buitiniam lygmenį, bet emociniam lygmenį mus ugdo. Tai gerai. Tai žinai, ačiū tau, kad emociniam lygmenį ugdai, bet užknis. Žinai, šitam lygmenį. Toksai, žinai. O aš dar prisiminiau vieną praktiką, kurią, nes žinai, yra tokie analitikai žmonės, kurie mėgsta suprasti dalykus ir tada išspręsti, ir yra žmonės, kurie yra linkę išjausti. Kaip manai, kuriem daugiau mus klauso analitikai ir išjaučiantis? Labiau... Pakomentuokit, jūs esate labiau laiko save analitikais ir labiau išjaučiančiais. Tai viena praktika, kurią siūlyčiau galbūt paeksperimentuoti, jeigu žmogus yra čia toks, kuris nori išjausti, tai apie emocinius pikus. Mes jau kažkada šnekėjom, bet žmogaus reakcija instinktyviai yra bėgti nuo emocinių pikų. Ir ko nesuvokė žmogaus organizmas ir jausmai, kad emociniai pikai, jie labai yra trumpi ir nieko nekeičiant jie automatiškai dingsta. Ypač apie susierzinimą, pyktį arba baimę. Ir čia 2 trumpos istorijos. Jeigu vaikas bijo tamsos, įprastai ką mama daro, tai palieka mažą šviesą arba pravertas duris ir taip toliau. Užuot, kad jinai pabūtų su vaiku tamsoj ir jį pratintų prie to ir ta baimė paskui dingsta ir jisai pripranta ir gali gyventi kuo puikiausiai pilnavertį gyvenimą net ir tamsiais momentais. Antras, mes turėjome eksperimentą su mergina, kuri paniškai bijojo vorų ir mes liepėm atsivežti vorą ir jau jai buvo mintis visų pirma nepatiko, tai kaip man atsivežti vorą, tada jinai turėjo jį sugauti, tai jinai paprašė, kad draugė sugautų vorą į stiklainį, tada atvežė tą stiklainį supakuotą į ten megztuką, kur net matyti negali ir po... Neatsimenu kiek valandų. Mes buvom užsibrėžę deadline'ą, kad 4 valandas, bet man atrodo, ten gal po 3 valandų tas voras vaikščioja jai ant veido ir jinai gerai jautėsi. Ir esminis dalykas, kad mes darėm vienintelį dalyką. Mes nebėgom nuo emocinio piko. Tai reiškia, jinai... Leido savo išjausti. Taip. Padarom, uždedam tas voras, uždedam stiklainį. Visiškai safe. Ir būni, pripranti. Tada pakeli trumpai, nuleidi. Bet ne jinai daro, mes pakeliam. Gerai, pakeli, nuleidi, pripranti. Tada tu pakelk. Žinai, pakeli ir viskas. Ir tai po truputį. Ir čia gal tas pavyzdys,
su tom skrajutėm yra labai atrodo buitiškas, bet aš tam žmogui, jeigu jis yra iš tų... Bet palauk, prie skrajūčių neigiam, bet o šitie, nes aš žinau, kad kartais tokia praktika naudojama yra, nu tai jeigu bijai aukščio, ten aukštai, lipti aukštai ir kiti dalykai, bet esu girdėjęs, nu blema, bet čia reikia psichologų priežiūros šiek tiek, nu, nes jeigu žmonės visiškai nežinodami, kas per baimę ir kokia jos kilmė ims tiesiog daryti. Nu, pavyzdžiui, šiuo atveju dėl tos koinės. Ką reiškia, kad tas žmogus... žmogus... Tai gali įeiti, žinai. Nu, aš esu girdėjęs, kad nu, tai ne 100% padeda, ypač reikia žinoti, kokia žmogaus, žinai... Tai for sure, čia ir tiesiog dalinosi praktika, kad ta tvarkinguoliui vaikščioti su skirtingom koinėm visą dieną ir jausti, kaip aš jaučiuosi, taigi kiti nemato, tai atneša tam tikrų įžvalgų naudingų ir kur supranti, kad blemba, tai galiu ten savaitgalį galbūt ir jo valia pagyventi, paskui susitvarkyti ir taip toliau, ne iš karto ten, žinai, kilint visus šitus dalykus. Apskritai yra susijęs su sąmoningumu mūsų, ne ezoteriniu, bet tokio logiškų priežasčių pasiekimų suvokimu, kad kuo mes daugiau esam patyrę gyvenime, nu, pavyzdžiui, netgi elementariai kelionės, elementarius kelionės po pasaulį, pradeda praplėsti požiūrį ir pamatyti, kad nu, ne vien mūsų pasaulio suvokimas, arba ten iš vis mūsų rajono pasaulio suvokimas yra vienintelis pasaulyje, kur žmonės va, taip gyvena ir čia taip yra teisinga, kad yra daug kitokių gyvenimo modelių ir kitokiam gyvenimo modeliu žmonės labai komfortabiliai gali jaustis, būti laimingi, gyventi ir kad mes nežinom vienintelio teisingo būdo. Mes bandom ieškoti vienintelio teisingo būdo savo, bet jis tikrai nebus universalus kitiems. Ir man geriausia to iliustracija, kad universalios moralinės sistemos pasaulyje nepavyksta sukurti jau tūkstantmečiais. O tai tu kokią knygą esi skaitęs apie kontrolę? Tai, bet čia, suprantate, esmė, man atrodo, ne pati kontrolė. Esmė yra, vat, kaip aš sakiau, dažnu atveju aš siūlyčiau netgi labiau apie kaltės gėdos jausmus skaityti knygas, o ne apie kontrolę, nes nu, kontrolė, nors tai gal ir knygų yra apie tai parašyti. Tai, žinai. Tai aš neturiu konkrečios knygos rekomendacijos. Jeigu konkrečiai apie tą techniką, kurią aš sakiau, nors ten gal nepilnai, John DeMartini yra knygų audiotekoje, tai drąsiai nueikit. SJ20 yra kodas, kad galite pasinaudoti. Tai ten yra ir vertybių faktorius, man atrodo, ir proveržio patirtis. Tai proveržio patirtis turbūt yra pratimai. Dėkingumo faktorius. Dėkingumo faktorius, vertybės. Nu, žodžiu. Tai yra tos kelios knygos, kurias drąsiai galima paskaityti tą temą. Tai nueikit, pasinaudokit, Simonas uždės apčioje SJ20 nuolaidos kodą į audioteką. Galit pažiūrėti, kaip... Bet, žinai, be išorinės pagalbos klausimas, kiek gali, žinai, žmogus pats padirbti, ypač jeigu tai yra jau tokia stipri emocija. Jeigu dar būtų nestipri emocija, tiesiog, žinai, tai jau kai stipri emocija, tai sunkiau be išorinės pagalbos. Tai dėl to man, sakau, tas koinės pratimas žiauriai osam atrodo. Nu gerai, buvo antras klausimas, žinot, mes sakėm, kad čia greit, bet ne visai greit. Antras klausimas buvo toks, taip pat kitas rekomendacijos prašymas būtų, kaip pradėti reaguoti į atsiverimą lengviau. Nes pati antra pusė yra sakius, kad kažko nepasako, nes žino, kad aš jautriai reaguosiu ir pradėsiu rėkti ar susierzinsiu ir būsiu nepatenkinti. Ir taip tikrai mane tai smarkiai paveikia ir pradedu nesivaldyti, bet suprantu, kad kuo toliau, tuo mažiau mes šnekamės ir jisai kuo toliau, tuo mažiau dalinasi savo išgyvenimais. Ir mes tolstame vienas nuo kito ir aš tai labai norėčiau pakeisti, bet neįsivaizduoju kaip. Tai gal yra kažkokios informacijos šitą temą, kaip į trigerius reaguoti švelniau, kaip išmokti sustoti bent keliom sekundėm ir pagalvoti protu, o ne tiesiog susierzinti. Nėra išeičių. Ne, čia jau žinok, viskas pasmarta. Juokaujam. Čia viskas pas mus per juokavimą. Bet, žinai, aš pradėsiu nuo vyro pusės čia. Jeigu esat vyrai, tai aš noriu, kad jūs išgirstumėt šitos moters klausimą ir suprastumėt, kad jūsų užduotis, jeigu norite tvarių santykių, nes ką jis sako, tolstu, aš nenoriu to, nors atrodys priešingai intuicijai, bet jūsų užduotis yra kalbėti, net jeigu jis susierzina, rėkia, yra užsisklendusi apie nepatogius dalykus kalbėtis.
Ir atrodo, tai kaip aš gadinu santykį tada. Bet aš čia matau irgi to plyzinimo arba pataikavimo, žinai, iš antros pusės atsiradimą. Nu, tokį, gal ne tokį, kaip praeitame epizode buvo, bet kur, tai tiesiog nekalbėsiu, nes vis tiek susierzins. O mūsų užduotis yra, nesvarbu bendrai ir vyrai ir moterys esat, kalbėtis apie nepatogius dalykus, nepaisant to, ar antra pusė erzinasi ar nesierzina. Todėl, kad jeigu aš noriu būti ilgalaikiuose santykiuose, tai aš noriu suprasti ir būti suprastas antros pusės. Nu, mes turim išsiaiškinti dalykus, mes turim kalbėtis ir nesupraskit klaidingai. Tai nebūtinai reiškia, kad antra pusė turi irgi kalbėti su jumis ir ten atliepti ir sakyti, o taip suprantu. Gali būti, kad antra pusė tylės, užsisklendus, bet apie tai reikia kalbėtis. Nu, aš kaip pavyzdys esu pasakojęs, kai mes ten mitybą keitėm, kur apie ribų brėžimą kalbėjau, kad nu, nepatogu man sakyti Doviliai, kad ten kažkurie ten dalykai, man ten žolelės, kurios užbarsto, yra, man neskanu ir aš jų nevalgysiu. Bet nesakymas lemia ateityje, kad aš, kai reikės rinktis valgyti namie ar kažkur, aš rinksiuos kažkur, nes namie man žinau, kad ten tų žolelių pridės. Nu ir smulkmena atrodo, bet po to tų smulkmenų daug prisideda. Tai aš kalbuosi apie tos dalykus. Doviliai patinka? Nu nepatinka. Ar aš sugebu išbūti ramus? Nesugebu, irgi pažeminu ją. Nu tai ką darau? Atsiprašau, nu, tai prasme, čia yra santykis, normalus santykis. Aš kalbu apie tai, kas nepatogu, neišlaikiau, ten pažeminau ją ten kažkokiais žodžiais, pasakydamas, žolėm pavadindamas ten tuos dalykus. Nu, jai nepatiko, jinai ten man kažką pasakė, aš atsiprašiau, jinai atsiprašė, išsiaiškinom, nu, bet už to dabar, kai reikia valgyti namie ar kitur, aš žinau, kad aš vienareikšmiškai rinksiuos namie, nes namie mane pažįsta ir žino, kas man skanu ir kas ne. Ir aš žinau, kad net kai daro salotas, tai petražolės padės atskirai, nes žino, kad aš jų nevalgau ir įsibers savo atskirai. Nu, tai prasme, tai yra, nu, ir tai nėra taip, kad aš kontroliuoju. Tai yra, tam tikrose vietose yra riba, kur aš negaliu, aš nevalgysiu vis tiek. O yra dalykų, kur, žinai, aš stengiuosi pristaikyti prie Dovilės. Nu, taip sakant, tai yra abipusiškumas ir tada atsiranda, nu, poros santykis toksai, žinai. Tai čia iš vyro, nu, šiuo atveju iš vyro pusės, bet, nu, čia nesvarbu lytis. Tai yra, jeigu antra pusė matot, kad reikia ten dar kažkaip vis tiek kalbėtis apie tai. Jo, pritariu. O kaip jai, gerai, o kaip jai paskatinti tą antrą pusę, žinai, tu negali sakyti, dabar kalbėkis, kad ir ką aš sakysiu. Nors tarp kitko, geras patarimas. Dabar kalbėkis su manim, net kad ir ką aš sakyčiau. Nu, jo, iš tikrųjų geras. Kad net jeigu aš rėksiu, net jeigu aš susisklesiu, net jeigu aš tenais būsiu nepatenkinta, žiūrėk, kalbėkis su manim, sakyk, kas tau nepatinka, nes... Taip. Ir tarp kitko, čia irgi labai susijęs su tais emociniais pikais, kad net kai žmogus rėkia, jo organizmas nuvargsta ir jisai iš labai pikinės būsenos pereina į normalią ir reikia kartais tiesiog pralaukti. Jo, nes tada... pikė neišbūna, nu, tarsi neįmanoma jomis bankuoti. Taip. Ir tada tiesiog gali prasidėti labai nuoširdžiai atviras, ko prieš tai būna neįmanoma pasiekti tokio gilumo ir atvirumo. Bet šiuo atveju pirmas patarimas jai tiesiog eiti į profesionalią terapiją, kur kalbėti su saugioje aplinkoje apie nemalonius dalykus. Jo, kodėl taip sunku priimti skirtumus tarp žmonių ir kodėl turi tą tokį didelį norą kontroliuoti. Gal čia mano prielaidos visiškai neteisingos, kur aš sakiau apie ten kaltės, o gal teisingos, žinai, ta prasme. Susiraskit žmogų, tai nėra lengva užduotis, kur jūs saugiai atvirai išnekėsit ir jausitės, kad jums tas pokalbis vertingas, bet čia yra... Susirasti arba terapeutą, arba coacherį, arba konsultantą, arba nu, kažką, su kuo jaučiate saugiai, arba mokymus kažkokius, arba terapinės grupės, arba nu, būdus, kurie padėtų asmeniškai augti ir tada atitinkamai santykiuose bus lengviau. Taip. Kai kuriais atvejais aš daug kartų sakiau, kad kai mes santykiuose neturim tapti psichologais, kad geri santykiai būtų, nes tam yra specialistai, kurie gali padėti ir 8 iš 10 atvejų net nereiks kalbėti su antra pusė, nes tu tiesiog supranti savo tarakonus ir galvoju, jo, ačiū, tai nėra atsiprašau. 9,5 iš 10. Dėčiau tą, kur antros pusės, žinai, žmonės rašo, mes čia norim dviese ateiti į konsultaciją, sakau, nereikia jums dviese, man gaila jūsų pinigų, ateikit po vieną, jūs ateisit kaltinti vienas kitą, kas iš to? Ateikit pasišnekėti apie savo, žinai, atsakomybę. Tai vat, tai gal tai taip ir baigiam. Vat, šitas epizodas visas jums, be jokių nukelimų į Contribui, kadangi artėja šventės, tai su šventėms visiems, su šventėmis visus. Per šventės pasistengit pasibandyti,
mažiau kontroliuoti, o jeigu kontroliavot, jeigu pažeminot, sumenkinot, nu atsiprašykit tiesiog. Visi mes tą darom ir per šventės su giminėm tikrai ir padėkokit už tuos dalykus, kurie erzina, kur nepatogu. Nes ugdo tie dalykai, ugdo. Ta. Tai vien, gero augimo per šventės. Good. Iki. Pasimatysim po. Iki. Yra klausimų, kurių mes negalim atsakyti su Vytu Tazigatėm Dainiu. Žinomiausias bent jau Instagrame gydytojas psichoterapeutas Dainis. 27 000. Yra žmonių, kuriem reikia išgirsti, kad jų partneris yra narcizas, nes jie tada galvoja, kad taip jis pats nepasikeis. Tai, kad tu pasakei kažkokį juoką ir tavo partneriai nepatiko, tai viskas okei, priklausys nuo to, ką tu po to darai. Kai žmogus sako, kodėl jūs nešnekat, kad jeigu santykiai yra toksiški, taip, bet toksiški santykiai. Sako, aš galvojau, kad tai yra normalu būti tam toksiškame santykiai. Tai vadinai, psichopatas į terapiją pas neateina. Tai vienintelė vieta, kur jie gauna terapiją, tai kalėjime. Iš jeigu labai įdomu, aš jums ir tai ne Lietuvoje.